Man sausio 13 asocijuojasi iš tikrųjų su labai sukrėtusiais mane įvykiais, todėl kad mano tėtis buvo pareigūnas, policijos pareigūnas, apsaugos komisaras inspektorius ir aš labai puikiai atsimenu, kai vyko neaiškus dar sujudimai, prasidėjo viskas nuo nedidelių mitingų ir automobiliai važinėdavo, tankai važinėdavo po gatves, jos būdavo tuščios gatvės ir aš labai norėdavau mažas būdamas pažiūrėti, kas vyksta. Ir tėtis sakydavo, nesiartink prie langų, pasitrauk nuo langų, ramiai, neleisdavo žiūrėti televizoriaus, tiesiog buvau paliktas tokio nežinioj, nes jis pats bijojo, labai bijojo sukrėsti mane būnant tokį mažą. Tai iš tikrųjų tas sukrėtimas išliko, bet išliko ir noras sužinoti, kas atsitiko. Nuo tada, žinot, kai visi įvykiai nurimo ir tėtis galėjo grįžti ramiai namo, nebereikėjo atlikti pareigos, dirbti, saugoti žmonių, jisai vedė mane per istorinės vietas, kur vyko visi nutikimai ir didžiausi mūšiai. Viename iš jų iki šiol dirbame mes, radijo stotyje ZIP FM kartu su Jonu, radistai. Ir žinot, kiekvienais metais šitas įvykis nelieka nepastebėtas ir neprisimintas tiek šio pastato darbuotojų ir gyventojų, tiek mūsų pačių. Ir jau praėjo beveik 25 metai, ar ne, po tokių įvykių ir žmonės sako, kad reikia pradėti švęsti, prisiminti tai kaip pergalę. Sakykime, mes jaunoji karta pritartumėm tam, bet visą laiką labai skaudu ir šiek tiek nedrąsu tai daryti. Kaip ten bebūtų, svarbiausia yra nepamiršti ir žinoti, už ką, ko mes siekiam, už ką kovojam. Ir tai galima padaryti, aš manau, tiesiog prisisegant štai tokią nuostabią, gražią neužmirštuolę. Sutikus kitą žmogų gatvėje, tu tiesiog pamatęs nusišypsosi ir jūs abu suprasite, kad esate laimingi, gyvendami šioje nuostabioj, laisvoj, vieną kitą žmogų mylinčioje šalyje. Su šventė, gal taip reikėtų sakyti, su mūsų nepriklausomybė.